Pipiro valgymo čempionė. Kaip jaučiasi iškovojus pergalę istorinę? Virš manęs. Prieš tave. Aš labai džiaugiuosi, kad aš prieš pietietį laimėjau valgydama čili pipirus. Va, bet nedarykite to namie. Didžiulė tau garbė. Jūs galite Didžiulio sutikti garbė. pergalingą ryžą rytoj prie Baltojo tilto. Nuo 11 valandos galite atnešti rūtų vainikėlį arba ąžuolo vainiką. Aš manau, kad tai yra kur kas svarbesnė pergalė negu ten bronza ar sidabras ar netgi tas pats auksas. Nes 2 pipirus suvalgyti prieš Jurgį, kuris suvalgė vieną. Ne kiekvieną ryžą gali. Tuo tarpu mes grįžtame į mūsų puikųjį šou. Ir dabar mes arba skambinsim. Nori jau skambinti? Bet man nežinau, tuos visokius dar daro. Tai dovana dar neparuošta, matai, ten dar kažką, vat, nežinau, mūsų Olga ten kažką dar derina. Nataša. Jo. Tai turim variantus tokius. Arba skambinam, arba einam žiūrėti internete kažkokį puslapį smagų. O gal ir Extreme sekso. Davai. Tai skambina pas mus. Kam skambina? O ką jūs norite sužinoti iš tų Aitvarų? Apie Aitvaro mobilius gali paklausti, ko tik širdis geidžia. Neįdomu. Kas yra Aitvaro mobiliai? Gerai. Aš pažinau. Aš galiu paskambinti Artui ir pažiūrėti, ar šitas buchūras tikras. O, Davai. yes. Mes ramojum netikim, ne? Mes tuo tarpu nueisim pažiūrėti šitą. Aš tai žinau, kad Sakyk, žinai ką, Artai, pas mus čia buvo toks bičias skaitininkas, sakė, kad tu nemoki. Ups. Tomai, tu įspėk, kai jį ruošės keiktis, kad aš spėčiau užlot, gerai? Aš čia pas Natašą atėjau. Pas Olga. O, okei. Ko čia prilupai čia? Kas čia? Kaip čia vadinasi? Graužianė? Instaliacija. Medelė? Ką? Menstruacija čia vadinasi? Menstruacija tai ekstremalu, ar ne? Tavęs neišbėg. Koks pojūtis? Yra adrenalino? Aha. Jeigu užsileisiu rytoj spaudos prie skonpo, nelabai bus. Šiaip neturiu telefono, labai atsiprašau. O gali sužinoti? Dezinformatorius. Galiu sužinoti, gal. Dabar, Jurgi, tu esi tas melagis. Tai sužinom. Duok telefoną. Aš tau savo duosiu, gerai? Tai yra labai nedaugelį žmonių, Blogas adresas. kurių telefonų numeris... Ekstremaliai atsimeni. Kurių telefonų numerius prisimenu, vat. Taip, iš atminties. Dabar aš paskambinsiu Šiais laikais, geram Jurgi, jau draugui. čia tikrai ekstremas yra Čia tikrai, atsiminti jo. telefonus. Nori kaitą pamatyti, mažą? Mačiau. Aš kaip ilsėjausi Egipte, Savo ten su muziką tokiais čia? varinėje. Gerai. O Jėzus, jau ką čia daro? Pievai? O Jėzus. Ten per laukus varo su kaitu. Gali pritildyti biškį? Skambina, net gali biškį pritildyti. Sveikas, Justikai. Jurgis čia trūkdo. Sveikas, kaip tu laikais? Klausyk, aš tave galiu pakalbinti laidoj. Aišku, gali. Apie kaitus? Apie kaitus, taip, kaip žinojai. Žiūrėk, mūsų dienos tema yra ekstremas ir aš prisimenu, kad tu turėjai avariją čia prieš porą metų, kur... Jo, taigi dabar buvo varžybos. Aha. Laimėjau pirmą vietą. Laimėjai pirmą vietą, Va, o šiaip tai ne, iš tikrųjų tai juokais, bet šiaip tai vienas bičas tai užsimušė šį savaitgalį. Užsimušė mirtinai ar tik tai vieną iš gyvybių? Ne, užsimušė mirtinai. O, blemba. O kaitinant jo? Jo. Wow. Šį savaitgalį buvo labai stiprus vėjas ir jisai nuvažiavo, žinai, prie molo. Aha. Klaipėdui. Kėlė kaitą ir trenkėsi į namą. Ai, panašiai kaip tau atsitiko, ne? Jo, panašiai. O, blemba. Medinė tvara buvo namas mūrinis. Fu. Tai va. Siaubė. O čia draugas pažįstamas buvo? O jo pažįstamas, nu tai žinai, mes visi ten tarpusavėje pažįstami.
Tai taip nesmagu, žinai, ir varžybas nutraukėmės. Ai, blemba, gai. O kada čia tu nori pakalbinti mane? Aš dabar jau tavęs šiuo momentu kalbinu. Aha, matai. Gal nori kažką pasveikinti į eterį? Nežinau, iš tikrųjų užuojautą noriu perduoti Dainiaus šeimai, Gerai. vaikams. Ir kad taip atsitiko, labai visiems mums gaila. O nu, galbūt tai bus visiems pamoka, iš tikrųjų, nes sportas nėra čia tokių labai saugių. Tai va, o daugiau, tai net ir nežinau, ką pasakyti. Supratau. Gerai, gerai. Labai liūdna, tai ir mes tada perduosim užuojautos. Tai va, tai Dainiaus. mane išdūrė. Ne, tikrai. Klausyk, Gražuolė, tu pažįsti tokį Martyną Didžbalį? Martyna, ką sakai? Ne, sorry, ne Martynas. Koks vardas buvo tavo hūro? O ką jis daro? Jis irgi kaitioras, bet jis Sakė, kad krūtas labai. labai krūtas ir kad jūs nepažįsta. Mane visi pažįsta. Ne, juokauju, ta prasme, iš tikrųjų, aš kaitiorus pažįstu visus. Ir lievus, ir krūtus. Martynas. Ne Martynas, koks jo vardas buvo? Nelabai dabar fiksuoju. Dar bandyk spėti. Algimantas. Ne, sorry, Algimantas. Neniškis. Šviniškis, jo. Ne, Algimantas Neniškis yra burlentėjus. Jisai varo freestylą su burlente. Žvalys. Kaip? Švanys! Tu įsivaizduoji, va, rengia laidą, Hebra net nežino, ką prisikviečia, žinai. Baisu. Jūs tai žiūrėk, ačiū labai už pokalbį. Vis tiek malonu buvo su tavim pakalbėti, o Bučkis, Genutei Bučkis. Gerai, dėkui. Ir tada mes perduosim Darius šeimai užuojautą. Dainius. Jo, Erikai irgi linkėjimai iki. Davai, iki. Tai aš tada paprašyčiau minutę tylos Dainiaus šeimai. Bet iš tikrųjų blogai tada. Nes tas ekstremas. Ekstremas yra blogai. Aš tai galvoju, žymiai geriau mirt veikiant kažko gero, negu palatkiai. Nuo kasos vėžio. Pavyzdžiui. Ne. Yeah! Aš manau, kad kai turi vaikų šeimą ir responsibility, tai jau negalima. Nu, žinai, vat aš, pavyzdžiui, tai neturiu beveik ko prarasti. Tai aš tiesiog dar galiu, žinai, kasą vat susižioplinti. Bet čia, nu, blogai, nes aš įsivaizduoju, žmogus jaunas, vaikai jauni, pakilo, į namą įsirėžė. Nu, žinai, tas pats, kas su mašina užsimušti, jeigu girtas važiuoja. Nu, tas pats. Gal neapskaičiuoja rizikos. Tu žinai, kad senos atlikėjai turi gyvena trumpiausius gyvenimus. Nu, pagal kažkokią statistiką neseniai, kažkokį pasaulinį tyrimą pagal profesiją. Rockstarsai, atlikėjai ir pop atlikėjai trumpiausiai gyvena iš viso. Jo, pirmi miršta būgnininkai, po to bosininkai. Rimtai? Jo. Dėl aritmijos. A, ne? Rimtai. Rimtai? Susimuša. Tikiu. Nes jis varo ir po to, jeigu pataiko į tokį pat ritmą kaip širdis, jums susivaro. Nu, žinai, rezonansai visokie ir taip toliau. Aš nežinau kaip, bet man atėjo vieną rytą repeticija, būgnininkas su bosininku sako, we don't want to play, because we die soon. Kas sakė tavo tėvui? Ne, man sakė, kad jie nenori groti, nes jie mirs greitai. Bosistas tavo, būgnininkas. Bosistas ir būgnininkas. Nu, pas mus Seriožė kaip mašina, neduok dievė. Extreme drumming. Tai muzika yra ekstremalus. Gerai. Užsiėmimas irgi, matau. Aš nežinau, kiek liko laidos? Wszystko zrobione po kasztutach. Šneka lenkiškai. Vertimas. Dar čia 4 gyventojus į jūsų studiją nešiau. Kur nors prisikliuoti, aš nežinau, gal. Šitą labai tuščią sieną, tai. Čia naisa, ne? Aha, nes jau čia taip. Tai priklijuo, kur tu nori. Yra pas mažiausia Pranas, O, čia motina Nadiežda, Gerai.
Prisiminkim vardą. Čia. Tomas. Aha. Ne, tau. Kas? O čia. Ryža. Jurgis. Aha. Ryžė. Ryžė. Kur ryža? Nėra čia ryžas. Nu, va, beveik ryžė. Tai ką mums dabar padėkoti mama reikia už Ryžas. dovanas tikriausiai, taip? Ačiū labai, Nataša. Ir kas? Nataša, uoliga. Būk gera, priklijuok, prašau, šituos, vat. O kaip Tai čia? šita mama, kadangi biški link ryžumo, tai čia aš esu. O kur aš? Tu mažės. Bet jūs pastebėjote, kad Čia Gipranas. Čia mažė. pasakojo, pradėjau pasakoti apie dainius ir baigėsi muzika. Jo. Tu pastebėjai, ne? Čia simbolika. O tu netikėjai tuo? Aš manau, kad kitą kartą pradėsim kalbėti apie mano kasą ir irgi baigsis muzika. Muzika. Ir Bet labai taip greitai sakant, norėsim žinai. keisti temą. Viskas važiuoja toliau, nestovi. Gerai, tvarkelė. Režisierių kiek laiko liko? Ne, kiek. Mes dėkojam už dovaną, sakom ačiū, 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 Yra už ką. ačiū. Yra už ką. Jeigu ekstremaliai norit pasimylėti su Grigoriu. Rašykit mums laiškus. Jeigu norite, kad supažindintume su Julija iš pastoties, rašykit mums laiškus. Rašykit mums, jeigu net nieko nenorit. Ir jūs jeigu norit studiją papimpinti ir tokius vat, drambliukus padaryti, irgi rašykit. Net galit nerašyti laiškus, o tiesiai eiti į studiją. Jeigu norit kaituoti ar kažką daryti iš tų ekstremalių sportų, taupykit pinigus. Nes jie Būkit brangus. atsargūs. Įsigykit gyvybės draudimą. Taip, gyvybės Kad draudimas. jūsų šeima, jūsų artimieji turėtų už ką gyventi tuo atveju, jeigu jūs mirtumėt. Linkime visiems ilgai gyventi, užsiimti ekstremais saikingai ir iki kitų kartų. Aš norėčiau dar jūs tik pasveikinti vieną kartą. Iki jūs tai.